Labą dieną. Esame Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokomosiose skalbimo cheminio valymo dirbtuvėse. Esu antro kurso tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo mokymo programos mokinė Rimanta. Ir su savo pirmo kurso kolege mokinė Rasa pademonstruosime dėmių valymo technologiją. Mes visi vienaip ar kitaip užsiimame savo drabužių priežiūrą. Atsiradusias dėmes pirmiausia valome su buitiniais dėmių valikliais, kurių pasiūla šiuo metu rinkoje yra labai plati. Taip pat skalbiame buitinėse skalbyklėse. Labai svarbu žinoti dėmės atsiradusios ant drabužio kilmę. Vienos dėmės tirpios vandenyje, kitoms valyti reikalingi specialūs tirpikliai. Yra sudėtinės dėmės. Pavyzdžiui, kavos dėmė gali savyje turėti ne tik taninų bei spalvos pigmentų, bet ir riebalų, baltymų, pieno, grietinėlės ar cukraus. Dar yra neišsivalančios dėmės, kurios įsisenėjusios ir jau pažeidusios audinio struktūrą. Išskiriama keletas dažniausiai pasitaikančių dėmių požymių. Pirma, tai dėmės su aiškiais kontūrais, dažniausiai savo sudėtyje turinčios cukraus ar krakmolo, purvo, baltyminės, kraujo prakaito ir jos yra tirpios vandenyje. Antra, taisyklingos formos, tolygiai išplitę dėmės, daugeliu atveju riebalinio pobūdžio yra tirpios skalbikliuose. Trečia, dėmės esančios gaminio intensyvios trinties vietose, ant apykaklės, rankogalių, gaminio apačios. Gali būti tiesiog purvo dėmės ir jos tirpsta ir vandenyje, ir skalbikliuose. Paviršinės, turinčios kietą struktūrą dėmės, daugeliu atveju sudėtinės maistinės dėmės, tirpios vandenyje ir skalbikliuose, taip pat rudo atspalvio dėmės, kraujo, makiažo, tirpsta vandenyje ir skalbikliuose. Mėlyno, žalio, raudono, juodo atspalvio dėmės, tai uogų, vyno, žolės, rašalo, pelėsio, kurioms pašalinti reikalingi specialūs tirpikliai. Norime Jums pateikti keletą patarimų, kurių reikėtų laikytis namuose valant dėmes. Dėmę valykite vos tik jie atsirado. Atidžiai perskaitykite valiklio instrukciją. Buitinius valiklius, skiediklius naudokite atsargiai, nes jie gali pažeisti audinį. Visada prieš dėmės valymą valymo priemonę išbandykite mažiau matomoje drabužio vietoje. Dėmę valykite nuo pakraščių link vidurio. Patartina išvalytą dėmę išdžiovinti, tada drabužį išskalbti. Pademonstruosime dėmių valymo technologiją, kaip išvalyti šokolado, rašiklio ir kavos dėmes. Profesionaliam dėmių valymui yra naudojamas specialus technologinis įrengimas dėmių išėmimo stalas, kuris turi aukšto slėgio vandens, oro srauto, tirpiklio ir garų padavimą. Pirmas žingsnis valant šokolado dėmę – tai panaudoti paprasčiausią vandenį ir šepetėliu, pradedant nuo dėmės kraštų, bandyti ją išvalyti. Dėmės valymui galima naudoti ir karštus garus, kurie dar aktyviau naikina vandenyje tirpias dėmes. Sekantis žingsnis – panaudoti specialų tirpiklį, jį užpilant ir įtrinant šepetėliu. Tirpiklį aktyvuoti padeda suspausto oro srovė, kuri išvalo tirpiklį ir dėmės likučius. Tada tekstilės gaminį reikia išskalbti su skalbikliu. Rašiklio dėmę išvalome specialiu tirpikliu, kuris valo rašalo dėmes. Šepetėliu įtrinti į dėmę ir palaikyti kelias minutes. Suspausto oro srove išvalyti tirpiklį ir dėmės likučius. Namuose suspausto oro srovę galime keisti plaukų džiovintuvo srove. Gaminį su išvalyta dėme galima skalbti vandenyje su skalbikliu. Jeigu netyčia apsipylėte kava,
Šviežią dėmę patartina nuskalauti šaltu vandeniu. Šepetėliu įtrinti į dėmę ir palaikyti kelias minutes, tačiau ne ilgiau kaip 15 minučių. Suspausto oro srove išvalyti tirpiklį ir dėmės likučius. Gaminį su išvalyta dėme galima skalbti vandenyje su skalbikliu. Dėmės, kurios turi natūralių pigmentų, kraujo, prakaito, uogų, vaisių, vyno, kavos, arbatos, prieš skalbimą jų neišvalius užsifiksuoja ir skalbimo metu, net ir įdėjus daug pastangų, jų gali nepavykti visiškai pašalinti iš drabužio. Jeigu namuose neturite tinkamos valymo priemonės, drabužio valymą patikėkite kvalifikuotiems specialistams, nes namų sąlygomis prieinamos valymo priemonės gali blukinti dažus arba negrįžtamai sugadinti tekstilės gaminį. Taip pat drabužio valymo neatidėliokite vėlesniam laikui, nes dalis įsisenėjusių dėmių taip ir liks drabužyje. Nunešus drabužius į cheminę valyklą, būtinai įvardinkite dėmės kilmę. Ačiū visiems už dėmesį. Iki kitų susitikimų.